Norint atlikti vienkartinių medicinos priemonių modulio užsakymus, prisijungus prie CPOE sistemos, įsitikinkite, kad pirmiausia esate pasirinkę pirkėjo paskyrą. Tuomet su pirkėjo paskyra spaudžiamas katalogas meniu punktas ir susirandamas modulis. Asortimento lange paieškos laukelio arba filtrų pagalba išsifiltruojamas specifikacijas pagal norimus kriterijus ir išsifiltravus prie konkrečios specifikacijos nurodomas specifikacijos kiekis ir tinkamumo vartoti terminas. Nurodžius šios duomenis, norint specifikaciją įdėti į krepšelį, prie specifikacijos spaudžiamas į krepšelį įdėjimo mygtukas. Susidėjus į krepšelį visas norimas specifikacijas, norint patekti į krepšelį, asortimento lango dešinėje pusėje spaudžiamas krepšelio pavadinimas. Krepšelio viduje, krepšelio žingsnyje gali būti koreguojamas įdėtų specifikacijų kiekis, nurodoma pirkimo objekto dalies maksimali lėšų suma ir nurodoma, ar sudaryta sutartis su TLK. Užpildžius šios duomenis, spaudžiamas pirmin mygtukas į sekantį krepšelio žingsnį. Adresai ir kontaktai žingsnyje nurodomi atsakingi kontaktiniai asmenys bei pasirenkamos prekių pristatymo vietos. Nurodžius šios duomenis, spaudžiamas pirmin mygtukas į sekantį krepšelio žingsnį. Vertinimo nustatymų lange pasirenkamas pasiūlymų pateikimo terminas ir nurodžius spaudžiamas pirmin mygtukas į sekantį pirkimo žingsnį. Pirkimo sąlygose pasirenkamas prekių pristatymo terminas, kai atskira užsakymo kaina mažesnė arba lygi kaip 150 eurų. Pasirenkamas prekių pristatymo terminas, kai atskira užsakymo kaina didesnė kaip 150 eurų. Pasirenkamas prekių pristatymo terminas, kai atskira užsakymo kaina didesnė kaip 1000 eurų. Pasirenkamas pristatymo terminas, kai atskira užsakymo kaina didesnė kaip 3000 eurų. Pasirenkama reikšmė prekių pristatymo terminui, kai atskira užsakymo kaina didesnė kaip 6000 eurų. Pasirenkama sutarties galiojimo trukmė. Pasirenkamas įsipareigojimas nupirkti prekių procentas. Pasirenkama reikalaujama pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė bei nurodoma preliminari sutarties įsigaliojimo data iš kalendoriaus arba pažymima, kad tai yra įprasta sutarties įsigaliojimo data nuo sutarties pasirašymo datos. Užpildžius šios duomenis, spaudžiamas pirmin mygtukas į sekantį krepšelio žingsnį. Auditavimas krepšelio lange gali būti peržiūrima visa informacija nurodyta nuo krepšelio iki pirkimo sąlygų. Peržiūrėjus šios duomenis, spaudžiamas pirmin mygtukas, kurį patvirtinus pateikiamas krepšelis atsakingiams CPO darbuotojams pirkimo auditavimui. Po krepšelio auditavimo ir paskelbimo, prisijungęs prie CPOE teikėjas, norintis dalyvauti vienkartinių medicinos priemonių pirkimo pasiūlyme, spaudžia užsakymai meniu punktą ir aktyvus nedalyvaujamas skiltyje susiranda vienkartinių medicinos priemonių modulio paskelbtą pirkimą ir spaudžia sukurti pasiūlymą. Atidarytame vienkartinių medicinos priemonių modulio pasiūlymo lange, teikėjas norintis pateikti pasiūlymą, spaudžia prie dalies dalyvauti ir prie specifikacijos pasirenka produktą, kurio kainą gali koreguoti pasiūlymo metu. Nurodžius šios duomenis, einant pasiūlymo langų žemyn, jeigu yra poreikis nurodyti subtikimo informaciją, prasiskleidžiamas subtikimas skiltis ir nurodomi subtikėjai. Nurodžius šią informaciją, einant pasiūlymo langų žemyn, prieš pateikiant pasiūlymą teikėjas turi nurodyti tiekėjo už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį bei tiekėjo kontaktinį asmenį. Prieš pateikiant pasiūlymo lange nurodoma konfidenciali informacija ir patvirtinama, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, yra nepasikeitusi. Nurodžius šios duomenis, norint pateikti pasiūlymą, spaudžiamas pateikti pasiūlymą mygtukas. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui ir sistemai atlikus pasiūlymų vertinimą, tiek pirkėjas, tiek tiekėjas pirkimo peržiūros lange rezultatai skiltyje gali peržiūrėti pirkimo rezultatus su tiekėjų eile. Pirkėjai, norint inicijuoti pirkimo sutarties pasirašymą, pirkimų rezultatų lange spaudžiamas inicijuoti sutarties dokumento pasirašymą mygtukas. Atidarytame lange peržiūrima informacija susijusi su sutarties tekstu ir lango apačioje pasirenkamas pirkėjo pasirašantis atstovas. Nurodžius šios duomenis, norint pasirašyti pirkimo sutartį, spaudžiamas inicijuoti sutarties pasirašymo dokumentą mygtukas. Sutarties pasirašymo lange pasirenkamas pasirašymo būdas ir atliekamas sutarties pasirašymas. Pirkėjui, atlikus pirkimo sutarties pasirašymą, išsiunčiamas pranešimas laimėjusiam tiekėjui apie reikalingą sistemoje pasirašyti dokumentą.
Prisijungusiam laimėjusiam tiekėjui prie sistemos ir atsidarius įvykusį pirkimą, kuriame jis laimėjo, rezultatų lange spaudžiamas laukiamo jūsų organizacijos pasirašymo dokumente mygtukas. Atidarytame sutarties pasirašymo lange pasirenkamas pasirašymo būdas ir atliekama pirkimo sutarties pasirašymas.